7 raganos karalienės sėdi prie pasitarimų stalo ir gedėdamos mirusios draugės dalinasi prisiminimais. Negaliu patikėti, kad jos nebėra, giliai atsidusdama pasako Vazava. Aš niekada nenustojau ieškojusi galimybės jai padėti, apgailestaudama pasako raganų daktarė Liva. Gaila, kad taip ir nesugebėjau išsiaiškinti, kaip jai vėl tapti gražia. Nebegalėdama daugiau klausytis jų graudžių prisiminimų, Rerovija grubiai pasako: Nesuprantu, ar aš čia vienintelė blaiviai mąstanti? Kažkas užmušė vieną iš mūsų. Užmušė galingąją karalienę. O mes, vietoj to, kad kažką darytume, sėdime ir dūsaudamos dalinamės prisiminimais? O ką tu siūlai daryti, jei mes net nežinome, nuo ko pradėti? Niekaip negalėdama nustoti verkusi, kūkčiodama pralemena Vavita. Rerovija, trumpam žvilgtelėjusi į Vavitą, taip ir nesugebėdama perprasti, ar čia ji rimtai gailisi, atsako: Jūs gerai žinote, ką reikia daryti. Tik nė viena nedrįstate apie tai pasakyti garsiai. Visoms į ją klausiamai sužiūrus, Rerovija pasako: Gerai, tada aš tai pasakysiu. Giluminis minčių nuskaitymas. Ką? Vienu metu nustebusios choru paklausė karalienės. Mūsų narve sėdi priešas, kurio galvoje yra uždaryta mums taip reikalinga informacija, pasako Rerovija. Nors jos atmintį ištrynė, giluminis minčių nuskaitymas padėtų pamatyti viską, kas buvo nuo mūsų paslėpta. Negi mes tikrai apie tai kalbame? Negi mes nusileisime iki tokio lygio? Nustebusi paklausė Zirva. Lava tikrai nebūtų norėjusi, kad dėl jos šitai pasielgtume, pridūrė Skidvaizija. Koks skirtumas, ko būtų norėjusi Lava, įsiaudrinusi surinka Rerovija. Kažkas sugebėjo nužudyti vieną iš mūsų. Ir tai reiškia, kad mes visos esame pavojuje. Aš neprašau vėl tapti tomis pačiomis kraugerėmis žudikėmis, kokiomis kadaise buvome. Aš prašau tik vienos išimties, tik vienos aukos, kad kartą ir visiems laikams sunaikintume grėsmę. Jums net nereikės teptis rankų. Aš pati tai padarysiu. Ne, tu tam nepakankamai įgudusi, pasako Liva. Jei kas ir turėtų tai padaryti, tai tik aš. Aš, kaip daktarė, giluminį nuskaitymą padaryčiau kaip galima mažiau sukeldama skausmą. Manau, kad vietoj to, kad ginčytis, reikėtų prabalsuoti, pasiūlo Vazava. Karalienė Liva savo požeminėje ligoninėje eina palei kameras su pacientais. Ji eina neskubėdama, nes labai nenori daryti tai, ką privalo padaryti. Tačiau, kad ir kaip lėtai vilkdama kojas ji ėjo, kad ir kaip neskubėdama slinko, ji vis tiek pasiekė pasmerktosios kamerą. Neseniai buvusi nesustabdoma milžinė, dabar ragana Vėtra, bailiai susigūžusi tyliai sėdėjo tamsios kameros kamputyje. Ir nors jai niekas nesakė, kas jos laukia, ji pati, kažkaip pajutusi pavojų, viską suprato ir vedama golemų iš paskutiniųjų priešinosi ir klykė visa gerklė. Galiausiai golemams reikėjo ją tempti. Už uždarų durų dar kurį laiką girdėjosi jos klyksmas, o kai Liva su ja pabaigė, ji buvo nebegyva, su didelė skylė smilkinyje. Sukišusi rankas į jos smegenis, Liva sužinojo viską, ką reikėjo. Tačiau tai, ką ji turėjo padaryti, kad tai sužinotų, ją labai sukrėtė. Apsitaškiusi Vėtros krauju, Liva grįžta atgal
į pasitarimų salę ir ten jos laukusioms karalienėms pasako: maištininkė slepiasi Karūnos kalno urvuose. Puiku! Entuziastingai šūkteli Rerovija. Velkame šarvus ir pirmyn į kovą. Aš kovoje nedalyvausiu, rimtai apsisprendusi pasako Liva. Man šiandienai kraujo jau užtenka. Gerai, ilsėkis sau, kol mes kovosime dėl mūsų ir tavo gerovės, priekaištingai prikišdama pasako Rerovija. Tada Liva pratrūksta rėkti. Kiek tik atsimenu, tu visada mums vadovauji, nors mes visos lygios, visada vykdome tai, ko nori tu. Tu nesi aukščiau už mus ir turi lygiai tiek pat įtakos, kiek ir mes. Tu nesi mūsų karalienė ir neturi teisės mums įsakinėti. Mano pasiūlymai visada protingi ir gerai apgalvoti, todėl visos jūs ir pritarėte man, paaiškina Rerovija. Aš daugiau niekada nesiduosiu paveikiama tavo nuodingų žodžių. Daugiau nebūsiu aklai įsakymus vykdantis tavo karys. Man jau visko gana, surinka Liva ir teleportuojasi namo. O tik grįžusi namo, norėdama nuraminti nervus, stveria butelį raganų vyno ir jį užsivertusi visą ištuština. Tada ji pastebi, kad vis dar yra įsitepusi tos nelaimėlės krauju. Ji teleportuojasi į vieną vietą kalnuose. Čia, iš po labai aukštai krentančio krioklio vandeniu, ji visada prausdavosi. Bandydama užsimiršti, ji stovi po ledinių kalnų upės vandeniu. Tačiau jai atmintin vis išlenda tos kampe susigūžusios raganos išsigandęs žvilgsnis, o galvoje vis girdimo jos priešmirtinio klyksmo nenuslopina net krioklio krintančio vandens ošimas. Tuo metu Karūnos kalno urvuose raganų maištininkių karalienė raganoms dėstė savo planą. Kai nudėję viešpataujančias karalienes tapsime pasaulio valdovėmis, priversime žmonės mus garbinti. Visuose miestuose ir kaimuose turės stovėti raganoms garbinti skirtos šventyklos. Ir tose šventyklose mūsų garbei turės būti aukojamos žmonių aukos. Aišku, iš pradžių žmonės spyriosis, bet kai iš jų sudeginsime keletą tūkstančių, kiti taps paklusnus lyg avinėliai. Kartą ir visiems laikams jie turės suprasti savo vietą pasaulyje. Jie turės suprasti, kad jie mums nedaugiau nei jiems jų mėsai auginami gyvuliai. Tada šalia jos netikėtai sužimba teleportacijos šviesos blyksnis ir šalimais atsiradusi Rerovija akimirksniu prakiurdo maištininkių karalienės galvą. Ta pačią akimirką pasimetusias maištininkės iš visų pusių užpuola karalienės ir be gailesčio pradeda jas žudyti. Maištininkės buvo per daug silpnos ir per daug išsigandusios, kad išdrįstų pasipriešinti karalienėms. Jos tik bailiai traukdamosi atbulomis ėjo tol, kol tapo iš visų pusių apsuptos karalienių. Nebeturėdamos kur daugiau trauktis, maištininkės puola ant kelių ir verkdamos pradeda maldauti pasigailėjimo. Maldaujame, nežudykite! Prašau, pasigailėkite! Rėkė persigandusios raganos. Tada Rerovija, nuožmiai į jas pažvelgusi, piktai surinka. Kaip jūs drįstate tikėtis pasigailėjimo? Po to, kai nužudėte vieną iš mūsų? Bet mes nieko nenužudėme, surinka persigandusi ragana Larusta. Maldaujame, patikėkite, mes nieko dėtos. Nuskaitykite mūsų mintis ir pačius tuom įsitikinsite. Tada prie Rerovijos priėjusi Zirva pasako, panašu, kad jos sako tiesą.
Iš ko tu taip nusprendei? Paklausė Rerovija. Negi tu tikrai manai, kad šitos gagenančios žąsys sugebėtų nužudyti kažką tokį galingą kaip lava? Rerovija pasižiūrėjusi į tas klūpančias ir su ašaromis akise pasigailėjimu maldaujančias raganas, supranta, kad Zirva teisi. Jūs vis tiek esate vertos mirties, surinka Rerovija. Jūs rengėtės sąmokslą prieš mūsų vadovavimą. Mes to nenorėjome, prabyla viena iš maištininkių. Po to, kai tapome atstumtosiomis, mes ilgai buvome vienos. Kelis amžius ne viena ragana nepanoro su mumis kalbėtis, prabilusi pridūrė kita maištininkė. Mes per daug ilgai buvome vienui vienos, prabyla dar viena iš maištininkių. Ir kai pagaliau sutikome kitas atstumtasias, kitas tokias kaip ir mes, pagaliau pasijutome esančios tarp savų, suradusios tas, kurios mus priėmė, mes buvome pasiruošę vykdyti viską, ką palieptos, kad tik vėl netaptume vienomis. Tai mūsų karalienė norėjo pasaulinio viešpatavimo, o mes tik jai aklai paklusome, kad tik galėtume pasilikti tarp josios suburtųjų maištininkių. Tuo metu, bebandydama atstatyti dvasinę ramybę, Liva ištuštino ne vieną butelį raganų vyno. Ir dabar ji, visiškai nusitašiusi, kartu su tuščiais buteliais, gulėjo ant grindų. Tada Liva sutrukdo pas ją atsiteleportavusi Vazavą. Atvykau pranešti, kad mes nugalėjome, džiugiai pasako ji. Kaip jums gerai, pagiežingai sulemena Liva. Dabar mes turime daugybę belaisvių, kurių neturime kur laikyti, pasako Vazava. Norėjau paklausti, gal pas tave atsirastų laisvos vietos? Žinoma, neilgai, tik tais tol, kol nuspręsime, ką su jomis toliau daryti. Žinoma, kad yra, atsako Liva. Visos mano kameros tuščios. Tuščios? Nustebusi pasako Vazava. O kur dingo visi tavo pacientai? Aš juos visus išleidau, atsako Liva. Nemanau, kad po to, ką padariau, dar turiu teisę ką nors laikyti kameroje. Tu išleidai neišgydytas raganas? Nustebusi paklausė Vazava. Bet kodėl? Todėl, kad iš pat pradžių tai buvo Rerovijos sumanymas, atsako Liva. Tai ji sugalvojo priverstinį raganų gydymą, o aš daugiau niekada nebevykdysiu jos įsakymų. Supratusi, kad Liva nebegalima pasitikėti, Vazava pasako, žinai, gal mes belaisvės uždarysime kur nors kitur. Tada ji teleportuojasi, palikdama Livą vieną. Eik šiknon, piktai pasako Liva ir ištuštinusi butelį nulūžta. O išsprūdęs iš jos rankų butelis nusirita tolyn. Tas butelis garsiai ridenasi tol, kol atsitrenkdamas į kažkieno koją sustoja. Ir tai buvo josios nužudyti atėjusios Niros koja. Kažkur tais labai toli, pačiame pasaulio pakraštyje, atšiauriuosiuose kalnuose, kur anot Lavos žodžių karalienės niekada nesilanko, su Livos galva rankose atsiteleportuoja Nira. Tada ji, šalia ten jau buvusios Lavos galvos, ant kuolo pamauna ką tik nužudytosios Livos galvą. Ir atsisėdusi į priešai stovinčią kėdę, susimąsčiusi pradeda žiūrėti į jau dviejų josios nukautųjų karalienių galvas. Šalia jos atsiradusi Lelija paklausė, ar labai sunku buvo? Visai ne, atsako Nira. Ji buvo tokia girta, kad net nepajuto, kaip neteko galvos. Tada Lelija pasako, dabar tavyje jau dviejų karalienių jėgos. Ir tai reiškia, kad kovoje prieš sekančią karalienę tau bus dar lengviau. Kažką išgirdusi Vavita išeina į balkoną pasižiūrėti ir vėl pamato,
pas ją užsukusią zirvą. Ji laistė gėlių krūmą, kurį anksčiau buvo pasodinusi. Spėju, atvykai visai ne pas mane. Atvykai tik tam, kad palaistytum gėles, ramiai pasako Vavita. Tu mane žinai, gudriai šypsodamasi pasako zirva. Aš niekada neleisiu gėlei nuvysti. Aha, abejodama zirvo žodžiais pasako Vavita. Ilgai dar ketini man įkyrėti? Tu teisi, prisipažįsta zirva. Atėjau, nes norėjau tave pamatyti. Norėjau pasakyti, kad šiandieną mūšyje buvai nepakartojama. Kovodama judėjai taip grakščiai, lyg šokdama gražiausią šokį, o tavo akys degė taip aistringai, kaip jau seniai nebuvo degę. Kai po kovos grįžusi namo nusivilkinėjau šarvus, prisiminiau, kaip visada po mūšio mes viena kitai padėdavome nusivilkti šarvus ir kaip po to kartu pasinerdavome į vonią. Man tavęs labai trūksta. Prašau, grįžk namo. Na, aš pagalvosiu, pasako komplimentuose ištirpusi Vavita. Tuo metu, kol susipykusios mylimosios bandė susitaikyti, Nira iš labai toli jas stebėjo. O tą pačią dieną šiek tiek vėliau, kai namo sugrįžusi zirva sukinėjosi savajame sode, jos dėmesį atitraukė kažkoks šlamesys. Supratusi, kad kažkas slepiasi krūmuose, ji drąsiai surinka. Tučtuojau pasirodyk! O tada iš už krūmų, žaismingai lyg koks zuikis, pasirodo Vavita. Pagaliau nusprendei pas mane sugrįžti? Džiaugsmingai pasako zirva. Tada iš už krūmų išžengia Nira, rankoje belaikydama nuplėštąją Vavitos galvą. Ne! Sielvarto persmelktų balsu suklykė zirva, suvokusi, kad jos mylimoji nebegyva. Tada Nira zirvai meta mylimosios galvą, kuri atsiritusi prie jos kojų, negyvomis akimis pažvelgė į ją. Ji per kelias akimirkas šiek tiek atsitokėjusi ir šiaip netaip susijėmusi, iš visų jėgų įsibėgėdama, puola juodąją raganą. Stipriai atsispirdama išsišokėja ir lėkdama tiesiai į ją, iš visų jėgų galingais smūgiais pradeda lesti jos veidą. Dosniai iš abiejų rankų dalindama smūgius, zirva žaibiškai lėkė pirmyn, priešais save vis stumdamasi juodąją raganą ir su jos kūnu skindama visus jų kelyje pasitaikiusius medžius. Lėkė tol, kol Nirai pagaliau pasisekė, kojomis pasiekus žemę atsispirti ir trenkti atgal. Niros galingas smūgis nutrenkė zirvą labai toli, atgal ten, kur iš pat pradžių prasidėjo jų kova. Matydama, kad pritrenkta zirva guli nejudėdama, Nira pradeda eiti link jos, kad ją pribaigusi pasigrobtų jos magiškąją energiją. O tada, šiaip netaip atsipeikėjusi, zirva po truputį pradeda keltis. Ir vos begalėdama išsilaikyti ant kojų, ji šiaip netaip atsistoja. Padarei didžiulę klaidą, įžengdama į manąjį sodą, surinka ji ir savąją magiją aktyvuoja kažkokius po žeme paslėptus magiškus spąstus. Tada žemė aplink Nirą pradeda drebėti ir trūkinėti. Ir po poros akimirkų intensyvaus drebėjimo visas laukas aplink Nirą buvo išraižytas giliais įtrūkimais. Tada zirvai kažką aktyvavus, pro tuos visus įtrūkimus pradeda veržtis liepsnos. Ir visas sodas, kartu su jame buvusia juodąja ragana, paskęsta milžiniškoje ugnyje. Tada zirva pajutusi, kad ji vis dar gyva, supranta, kad tai jos nesulaikys, kad juodajai raganai, kuri jau yra pasigrobusi kelių karalienių galias, tai tik
mažytė kliūtis. Zirvos pergališka veido išraiška persimaino į pralaimėtojo. Ji, susitaikiusi su pralaimėjimu, nueina link netoliese gulėjusios jos mylimosios galvos ir pakėlusi Vavitos galvą, ji pažvelgusi į jos akis, verkdama pasako: mano mylimoji padūkėle, mano amžinai linksma padauža, dar neskubėk nueiti, dar šiek tiek manęs palūkėk. Aš šitą kovą jau pralaimėjau ir neužilgo prie tavęs prisijungsiu ir mudvi kartu galėsime keliauti toliau. Užgesus zirvos įžiebtam gaisrui, iš jos nuostabaus sodo tepaliko tik plynas laukas ir apanglėjusių vaismedžių kamienai. Tada nuodegaulių lauke nuo pelenais nuklotos žemės atsikelia apanglėjusi žmogysta. Ji greitai susiorientuoja ir ryžtingai pradeda eiti link su mylimąja besikalbančios zirvos. Ir kai ji jau buvo visai nebetoli, zirva, supratusi, kad tai jau viskas, atsisveikindama pabučiuoja mylimosios lūpas. Jas taip viena į kitą bežiūrinčias nėra ir paliko. Savo trofėjų kalne jų galvas pamaudama ant dvišako kuolo. Tada ji, prisėdusi priešais karalienių galvomis papildytą kolekciją, pradeda laukti, kol sugys josios žaizdos. Bežiūrėdama į tas galvas, ji susimąsčiusi pasako: 4 karalienės jau nukautos, liko dar 4. 3 raganos karalienės tylėdamos sėdi prie pasitarimų stalo. Jos jau žino, kad jų draugės Vavita ir Zirva taip pat nužudytos. Joms labai sunku patikėti tuom, kad jų jau nebėra. Jos norėtų verkti, norėtų klykti iš sielvarto, norėtų jas apraudoti, bet per amžius išugdytoji tvirtybė padarė jas per daug stipriomis ir jos pamiršusios, kaip tai daroma, tiesiog tylėdamos prisiminė savąsias drauges. Tada pas jas atsiteleportavusi Skidvaizija pasako: Liva irgi nebegyva. To tiesiog negali būti, pasako sutrikusi Rerovija. Mus, galingasias karalienės, skerdžia kaip aptvare uždarytus bejėgius gyvulius ir mes niekaip negalime to sustabdyti. Kaip mes galėjome pražiopsoti kažką tokį galingą? Kaip mes pražiūrėjome kažką taip lengvai galinti mums pakenkti? Mes kažko nepastebėjome. Kažkas, ilgą laiką sugebėjęs išlikti nežinomas, mus medžioja ir kaip trofėjų kolekcionuoja mūsų galvas. Kažkas turi kažką žinoti. Kažkatra iš maištininkių turėtų žinoti kažką daugiau. Mes manėme, kad mums grėsmę kelia maištininkės, bet dabar jos nugalėtos ir įkalintos, o kažkas vis tiek toliau mus žudo. Tai reiškia, kad jos nieko dėtos. Be to, nuskaitę jų atmintį, nesužinojome nieko daugiau, nei jos pačios anksčiau nebuvo mums pasakiusios. Bet mes vis tiek turime kažką daryti. Mes negalime delsti, negalime laukti, kol ateis mūsų eilė. Gal apie mūsų bėdą reikėtų pranešti visoms kitoms raganoms? Raganų būriai galėtų mus dieną ir naktį saugoti ir prisireikus padėtų apsiginti. Nori, kad visos raganos sužinotų, kad galingosios karalienės kažko negali? Nori, kad jos sužinotų, kad egzistuoja kažkas galingesnis už karalienės? Nori, kad nuo seno mūsų vietą užimti svajojančios raganos suabejotų mūsų viešpatavimo teise ir išsidrąsintų mesti mums iššūkį? Maža to, kad mus kažkas medžioja, tai dar betrūksta, kad prieš mus sukiltų ir kitos raganos. Tu teisi, geriau jos tegul nieko nežino. Tada kažką sumaniusi Rerovija pasako: žinote, kadaise girdėjau vieną seną raganų legendą. Jeigu 4 raganos
nukeliautų į 4 skirtingus pasaulio kraštus ir vienu metu pasinėrusios į meditaciją savo protus sujungtų į bendrą pasąmonę, tai joms gali pasisekti iškviesti aukštesniąją jėgą. Ir toji jėga mums galėtų pasakyti tai, ką mes norime žinoti. Ji mums pasakytų, kur randasi mūsų priešas. Niekada apie tai negirdėjau, susimąsčiusi pasako Vazava. Iš kur išgirdai šią legendą? Neatsimenu. Gal perskaičiau kokioje knygoje, atsako Rerovija. Aš perskaičiau tikriausiai visas pasaulyje egzistuojančias knygas ir niekur neradau, kad būtų apie tai užsiminta. Toliau abejodama pasako Vazava. Tai labai sena legenda. Tikriausiai ir tos knygos jau nebėra. Todėl apie tai nieko ir negirdėjai, atsako Rerovija. O jei tai tik pramanas, jei ta legenda tik pasaka, vis tiek tai daug daugiau nei turime. Toliau kalbėjo Rerovija. Mes kaip tik esame 4 raganos. Kaip tik tiek, kiek reikia, kad patikrintume šią legendą. Manau, kad tai ženklas. Manau, kad mes privalome tai pamėginti. Tada karalienės pasako. Gerai, pabandome. Ir jos aktyvuodamos magiją teleportuojasi. Vazava persikelia į rytinį pasaulio kraštą. Žvaigždžių dukra į vakarinį. Skidvaizija į pietinį pasaulio kraštą. Ir jos pasinėrusios į meditaciją susijungia į bendrąją pasąmonę. Tačiau Rerovija, kuri išgalvojo tą legendą vien tik tam, kad atsikratytų kitų karalienių, vietoj šiauriniojo pasaulio krašto persikėlė į ten, kur buvo įkalintos maištininkės. Tuo metu Nira, kuriai jau buvo užgijusios visos žaizdos, stovi ant vieno iš Skidono malūno stogo ir žiūrėdama žemyn, susidomėjusi stebi, kaip apačioje esantys žmonės kažką konstruoja. Tada prie Skidono priėjęs darbininkas jam pasako, meistrė Skidonai, ji ir vėl mus stebi. Skidonas nepastebimai žvilgtelėjęs į viršų ir pamatęs ant vieno iš malūno stogo stovinčią raganą, pasako, apsimeskime, kad jos nepastebėjome ir toliau dirbkime savo darbus, nesijaudinkite, kai jai atsibos, ji pradings. Tada priešais Nirą atsiradusi įsivaizduojamoji sesuo pasako, pagaliau sužinojai, kur keliavo visi tie keistomis detalėmis pakrauti vežimai ir ką ruošiesi daryti toliau. Man įdomu sužinoti, ką jie čia stato, todėl nedarysiu nieko, kad tik jų neišgąsdinčiau, atsako Nira. Nenorėčiau, kad jie manęs išsigandę atsisakytų savo planų. Laikas nuo laiko čia lankysiuosi ir stebėsiu, kaip jiems sekasi. Skirtinguose pasaulio kraštuose į meditaciją pasinėrusios karalienės ir bendroje pasąmonėje, taip ir nesulaukusios Rerovijos, jos grįžta atgal. Niekur neradus Rerovijos, joms stopteli, kad jos reikėtų paieškoti ten, kur buvo įkalintos maištininkės. Įžengusios į maištininkių įkalinimo salę, jos pamato, kad visos belaisvės nebegyvos ir kad jų visų galvose žiojėja iš po giluminio atminties nuskaitimo likusios skylės. O pačiame salės gale, prie paskutiniosios savo aukos, klūpėjo krauju permirkusi Rerovija. Mėsininkė tu! Ant Rerovijos surinka įsiutusi Skidvaizija. Tu žinojai, kad mes tau neleisime šitai pasielgti. Ir todėl išgalvojusi gražią pasakutę, mus išsiuntei galai žino kur, kad ramiai galėtum įvykdyti savo žiaurų sumanymą. Aš privalėjau tai pasielgti, kad įsitikinčiau, kad jų galvose tikrai nėra užblokuotų atsiminimų. Na ir ką sužinojai? Kur slepiasi mūsų žudikas? Deja,
Šitos informacijos jų galvose nebuvo. Neužtikrintai atsako Rerovija. Liva buvo teisi. Tu visada mums vadovauji. Visada turi būti taip, kaip tu nori. O jei kas būna ne taip, tai tu pasistengi viską taip sustatyti, kad viskas susiklostytų taip, kaip tau reikia. Nebenoriu daugiau su tavimi turėti jokių reikalų, suriko Skidvaizija, apsisukdama eiti. Bet jos vis tiek nebuvo nekaltos, rikteli jai Rerovija. Jų atsiminimuose sužinojau, kad jos lavai pakišo atgailos akmenį. Tai per jas lava tapo tokia, kokia buvo. Tai jos kaltos, kad lava nebenorėjo gyventi. Tai jos kaltos, kad mūsų priešas, lengvai ją nugalėjęs, užvaldė jos galias ir tapo toks galingas. Tai nesvarbu, atkerta Skidvaizija. Tu mums melavai ir tai reiškia, kad tavimi nebegalima pasitikėti. Tada pažvelgusi į kitas pasako, jūsų vietoje pasekčiau mano pavyzdžiu. Eime su manimi, kol ta beprotė jūsų nepražudė. Vazava lieka stovėti, o žvaigždžių dukra paseka Skidvaizijai iš paskos. Pamačiusi, kad bailioji karalienė prisijungė prie jos, Skidvaizija pasako, sveikinu, pagaliau tau užteko valios padaryti kažką drąsaus. Nuo šiol mes laikysimės kartu ir kai mus užpuls karalienių žudikas, kovosime stovėdamos viena šalia kitos. Likusi tik su Vazava, Rerovija teisindamasi pasako, aš dėl mūsų visų stengiausi, aš bent ką bandžiau padaryti. Kas nieko nedaro, tas ir neklysta. Tai nesvarbu, atšauna Vazava. Aš pasilikau su tavimi tik todėl, kad su tavimi daugiau šansų išgyventi. Jei laikysimės kartu, tai gal ir išliksime. Dabar vykstame pas mane, kad ramiai galėtume aptarti tolimesnį veiksmų planą. Jos abi persikelia į Vazavos namus. Tada Rerovija apsižvalgiusi pasako, neatsimenu, kada paskutinį kartą pas tave svečiavausi. Tu pas mane niekada nebuvai, piktai atšauna Vazava. Tai mes visada pas tave rinkdavomės. Tavo namai labai puošnus, pabandydama prasklaidyti įtampą, padaro komplimentą Rerovija. Ir kokie erdvūs, toliau besižvalgydama kalbėjo ji. O tada Rerovija, kai ką pastebėjusi gretimame kambaryje, kai ką neįprastai keisto, nustebusi pasako, tai sostas. Ką tavo namuose veikia sostas? Ne, tai ne sostas, tai tik puošni kėdė, paaiškina Vazava. Tai pats tikriausias sostas, griežtai pakartoja Rerovija. Na jei ir taip, tai koks skirtumas, kur aš sėdžiu, kai svajoju, nerūpestingai atsako Vazava. Tada Rerovija atsigręžia į priešais sostą esančią sieną ir pamato didžiulį, tiesiog per visą sieną veidrodį. Tu sėdi šitame soste ir žiūri į save veidrodyje. Lyg ir kažką pradėdama suprasti, pasako Rerovija. Tu žiūri į savo sėdinčios soste atvaizdą ir svajoji? Svajoji tapti vienintelę karalienę? Tai tu, piktai pasako Rerovija. Tu, toji paslaptingoji žudikė. Ne, tu klysti, atsako pasimetusi Vazava. Kokia aš buvau akla, tikriausiai tu visada paslapčiomis troškai tapti vienintelę karalienę. Kasgi kitas, jei ne tu? Toliau užsipuolusi rėkė Rerovija. Tu pakankamai galinga, kad pajėgtum tai padaryti. Visos nužudytosios tavimi pasitikėjo, todėl tau nebuvo sunku, užėjus joms iš užnugario, smogti lemiamą smūgį. Tada ji atakai ištiesė rankas ir josios delnuose sužimba puolamoji magija. Prisiekiu, tai ne aš, ant kelių parpuolusi surinka persigandusi Vazava. Tai ne aš,
perskaityk mano mintis ir pati viskom įsitikinsi. Tada Rerovija truputėlį aprimsta ir jai prie kaktos priglaudusi delną perskaito jos mintis. Po akimirkos ji jau atsiprašinėja. Prašau, atleisk man. Tos nepaaiškinamos mirtis padarė mane per daug įtare. Negaliu patikėti, kad po visų šitų draugystės metų tu taip lengvai buvai pasiruošusi mane pulti. Pratrūksta Vazava. Po visų tų kartų praeitų kovų, kai mes stovėjome petis petin ir gindamos viena kitos užnugarius kovojome, tau užteko menko abejonės šešėlio ir tu buvai pasiruošusi sunaikinti mane. Negi tau visa tai nieko nereiškia? Nebenoriu daugiau tavęs matyti. Tučtuojau palik mano namus. Bet mes nutarėme būti kartu, kad pasirodžius žudikui turėtume bent kokių šansų, sutrikusi pasako Rerovija. Geriau viena pati stosiu prieš žudiką, nei dar akimirką praleisiu tavo draugijoje. Dink iš čia, surinka įtūžusi Vazava. Ir Rerovijai neliko nieko kito, kaip tik palikti ją vieną. Tuo metu Skidvaizija su žvaigždžių dukra eina po žeminę raganų kapavietę. Ką mes čia veikiame? Bailiai paklausė žvaigždžių dukra, kuri visai nenorėjo čia būti. Kalbama, kad šituose požemiuose kažkur tais yra palaidota senojo pasaulio raganų karalienė Naja. Pradeda pasakoti Skidvaizija. Anot legendų, Naja turėjo rubininius šarvus, kurių dėka buvo beveik neįveikiama. Kalbama, kad su tais šarvais ją čia ir palaidojo. Jeigu mes atrastume Najos kapą, tai su josios rubininiais šarvais kovoje prieš paslaptingąjį žudiką turėtume daugiau šansų. Aš žinau daugybę raganų kapaviečių, kurias aplankę galėsime rasti kovai naudingų daiktų. O ar už kapų išniekinimą mūsų nepersekios jų dvasios? Bailiai paklausė žvaigždžių dukra. Manau, kad jos labai nesupyks, jei iš jų kai ką trumpam pasiskolinsime ir po kovos viską grąžinsime atgal, atsako Skidvaizija. O jeigu ir supyktų, tai nebūtų taip baisu, kaip mūsų laukianti kova. O tada siauro ilgo koridoriaus gale jos pamato jų laukiančią juodąją raganą. Tai štai kas mus medžioja, viską supratusi, pasako Skidvaizija. Tada Nira ir Skidvaizija tą pačią akimirką viena kitą atakuoja ir jų magiškos atakos rutuliams susidūrus nugriaudi kurtinantis sprogimas. Tas sprogimas buvo toks galingas, kad net išgriovė koridoriaus sienas. Nira nieko nelaukdama iš karto atakuoja iš kitos rankos ir sprogimo blyksnio apakinta Skidvaizija, to nepamačiusi, krenta pakirsta jos žaibo. Žvaigždžių dukra, pamačiusi, kaip sunkiai sužeista josios draugė, labai išsigąsta. Ir vietoj to, kad jai kaip nors padėtų, ji teleportuodamasi bailiai pabėga. Ji teleportavosi taip toli, kaip tik sugebėjo. O tada suvokusi, kad mirčiai paliko sužeistąją draugę, ji iš savigraužos apsiverkė. Tačiau ji nežinojo, kad juodoji ragana pasekė paskui ją. Nira nešina dviem ką tik nukautų karalienių galvomis grįžta atgal į kalno viršūnę, kur pamaudama jas ant kuolų papildo savo trofėjų kolekciją. O tada ji atsisėda ir susimąsčiusi žiūri į nugalėtųjų karalienių galvas. Vazava savo namuose sėdi priešais veidrodį ir žiūrėdama į savo atvaizdą kažką galvoja. Tada ji veidrodyje atsispindinčio kambario gilumoje kažką pastebi. Ji iš karto supranta, kad tai jos nužudyti atėjusi žudikė. Ji nepastebimai truputėlį pasilenkė ir lėtai kilstelėjusi ranką palengva pradeda siekti ant stalo stovinčio butelio. Tada ji greitai griebia butelį
ir staigiai apsisukusi sviedžia jį ten, kur kažką matė veidrodyje. Nusviestas butelis nukrenta prie įsibrovėlės kojų ir sudūžta. Nira nesuprasdama, ką ji ketino tuom pasiekti, nustebusi pasižiūri į sudužusio butelio šukes. O tada iš to sudužusio butelio šukių pradeda kilti keisti dūmai, kurie vis augo ir plėtėsi. O tada dūmuose susiformuoja kažkoks demonas. Ir tai buvo labai baisus monstras. Tačiau Nira jo neišsigąsta ir suaktyvinusi puolamąją magiją vienu šūviu jį nudobė. Vazava pamačiusi, kaip karalienių žudikė lengvai susitvarkė su galingu monstru, labai išsigąsta ir puola bėgti. Bebėgdama ji pribėga prie lentynos, ant kurios stovėjo dar 2 tokie patys buteliai. Ir stipriu rankos mostu juos nužeria link paskui ją einančios žudikės. Tie buteliai taip pat nulekia ir nukritę prie josios kojų sudūžta. Ir iš jų šukių taip pat pradeda kilti tokie patys keisti dūmai. Ir tuose dūmuose taip pat susiformuoja 2 šiurpinančiai baisus demonai. O Nira lygiai taip pat lengvai susitvarko ir su jais. Ir toliau seka paskui nuo jos pabėgti bandančią karalienę Vazavą. Tada ji pribėga komodą, ant kurios stovėjo dar 3 tokie patys buteliai, kuriuos taip pat žeria juodosios raganos pusėn. Tiems buteliams sudužus, prieš Nirą išdygsta 3 demonai. Demonams ją apsupus, Vazava stabteli ir pasiruošusi bet kada įsikišti, stebi, kas bus toliau. Nespėjus Nirai nieko padaryti, demonai ją užpuola ir apraizgę čiuptuvais ją sukausto. Ir kai Vazava pamanė, kad jai jau laikas įsitraukti į kovą, Nira aplink save sukuria galingą magijos iškrovą, taip iščirškindama visus demonus. Ir Vazava vėl bėga nuo jos. Tada ji pribėga spintą, pilnai užkrautą tokiais buteliais. Ir priešais ateinančią juodąją raganą nuverčia visą spintą. O spintai nuvirtus gerai girdėjosi, kaip sudužo visi tie buteliai. Iš sudužusių butelių pradeda kilti dūmai, o koridoriumi besitraukianti Vazava paskui save verčia kitą, tokiais pačiais buteliais užkrautą spintą. Ir po to dar kitą. Ir palikusi juodąją raganą su visais tais demonais, Vazava užsidaro koridoriaus gale buvusiame miegamajame. Nirai kelią pastojo demonų armija, bet ji nė neketina trauktis. Būdama už uždarų durų, Vazava girdėjo, kaip šiurpinančiai žviegdami demonai puolė jos priešę. Ji girdėjo, kaip magiškos energijos žaibai naikino jai ginti turinčius demonus. Ir ji girdėjo, kaip demonų armijai retėjant, jų kurtinantis žviegimas darėsi vis tylesnis. O tada už durų viskas nutyla. Po akimirkos pasigirsta žingsniai. Dar po akimirkos kažkas pradeda klibinti durų rankeną. Ir Vazavos galva papildo Niros karalienių galvų kolekciją. Jūros viduryje, ant milžiniškos statulos rankose laikomo akmens, ten, kur buvo Rerovijos namai, Rerovija susimąsčiusi žiūri į karalienių vienybės simbolį. Ji jau pajautė, kad visos kitos karalienės nebegyvos. Ir tai reiškia, kad dabar jos eilė. Ji nesiruošia bėgti ar slėptis. Ji jau suprato, kad ką nors daryti nebėra prasmės. O tada pasirodo Nira. Nirai lėtai einant link Rerovijos, šalia jos einanti įsivaizduojamoji sesuo jai kalba. Iš visų jų ji pati pavojingiausia. Ji labai protinga. Ji pragyveno 1000 metų ir įgytos išminties dėka jos žodžiai tapo tokie pat pavojingi, kaip ir ji pati. Nirai vis artėjant, be paliovos kalbanti lelija jai sako:
neleisk jai kalbėti, neleisk, kad įtaigus jo žodžiai sudrumstų tavo mintis ir susilpnintų tavo ryžtą. Tiesiog imk ir ją nužudyk. Geriau įsižiūrėjusi į žudikę, Rerovija supranta, kad ji ir yra toji juodoji ragana. Tai tu, surinka ji, visą tą laiką buvai tu. Mes įtarinėjome visus iš eilės, o visą tą laiką buvo toji, kuriai nuo seno buvo lemta mus nužudyti. Greičiau pabaik su ją, nekantraudama surinka Lelija. Tada Rerovija, kuri pasirodo taip pat sugebėjo matyti Leliją, pirštu parodydama į ją surinka. Neklausyk jos! Negi nematai, kad jos keršto troškimas beribis? Ji privers tave žudyti tol, kol neliks visiškai nieko. Ir ką tu tada veiksi? Visiškai viena griuvėsiuose. Tada Nirai, nuplėšiant Rerovijos galvą, kraujo užtykšta ir ant karalienių susivienijimą simbolizuojančio herbo. Tada Nira, pažvelgusi į įsivaizduojamąją seserį, pasako, maniau, kad aš tave įsivaizduoju, kad tik aš vienintelė galiu tave matyti, bet ji irgi tave matė. Tikriausiai ji perskaitė tavo mintis ir kažkaip pamatė tai, ką matai tu, paaiškina Lelija. O gal ji tik apsimetė, gal ji tai atspėjo. Aš juk perspėjau, kad ji labai protinga. Nira sėdi, pergališkai žiūrėdama į pagaliau surinktą karalienių galvų kolekciją. Pagaliau viskas baigta, su palengvėjimu pamąsto ji. O tada šalia jos priėjusi Lelija pasako, tu juk supranti, kad negali sustoti. Taip, dabar tu pati galingiausia, bet pasaulyje yra dar labai daug raganų. Raganų, kurios kada nors taip pat gali tapti labai galingomis. Todėl tu privalai nužudyti jas visas.